Pradedu šlifavimo griaunavimo epopėją, nes tai yra natūralus tikras deimantas. Vat jisai susiformavo į trikampį ir iš karto pasiprašo trilijono formą. Taip, čia matosi jau augimo, formavimasis, patikrintas, tikras natūralus deimantukas. Patys deimantai formavosi žemės glūdumoje, aukštoj temperatūrai ir juos kažkokiu tai stebuklingu būdu iškėlė į žemės paviršių, vat žmonės juos randa ir bando juos įveikti, tikrina savo jėgas, nes tai vis dėlto pati kiečiausia medžiaga pasaulyje. Tai vat ir aš, kaip tas žmogus, kuris nori nugalėti patį kiečiausią akmenį. Tai yra vadinamas stalas, šiek tiek prapoliravau, kad pasižiūrėti, ar kažkas formuojasi pačiam akmenuke, spindžiai. Kaip matosi, karūna dar nepradėta šlifuoti, yra tik tai viršutinis, tai vadinamas stalas arba langas akmenuką. Ir paviljonas. Taip, čia dienos šviesa. Koks akmenukas žemės.